Šis reels bus atviras ir be Instagram filtrų. Apie mane, apie mano polinkį rizikuoti, pasekmes ir žinoma, kas mane privedė prie to, kur esu dabar. Kitaip tariant, susipažinkime su manimi, esu Akvilė ir didžiausias mano gyvenimo kardinalių pokyčių kaltininkas yra mano sūnus Dovydas. Tik jam atsiradus pradėjau labiau vertinti laiką, kuris skrieja beprotišku greičiu. Tad tai leido pergalvoti ir galutinai pastatyti tašką varginančiam samdomui darbui ir pradėti savo veiklą. Tad vietoj 12 valandų varginančio darbo dabar dirbu savo be išeiginių. Taip, esu dar ir darboholikė. Nesvarbu, kur dirbčiau ir kam, bet vienas mylimiausių man praleidimo būdų yra darbas ir mokslai. Pastarieji man geriau žiūrisi nei bet koks filmas, tiesą sakant, jų ir nežiūriu. Jau 23 metus neturėjau nei vienų metų be studijų, neišskyrus tą dieną, kai teko atidėti magistro studijas pusmečių. Dėl negrįžtamai sugedusio kompiuterio ir baigiamojo darbo, kuris dingo. O jį turėjau priduoti tą savaitę, kai sugedo kompiuteris. Bet nepasidaviau ir iš naujo parašiau darbą, kurį užsigyniau puikiai. Šiuo metu studijuoju 2 sertifikavimo programuose. Pirmąją programą pabaigsiu jau šiais metais dirbtinio intelekto specializacijai įgauti, kitąmet Lima skaitmeninio marketingo valdymo programoje. Turiu polinkį ir nerimą, ypač kai neturiu kelionių bilietų kišenėje. Tad išėjus iš samdomo darbo atsirado galimybė keliauti daugiau, tad per pastaruosius kelis metus aplankėme 13 šalių. Galiu save vadinti ne tik dirbtinio intelekto, bet ir produktyvumo ekspertė. Derinu mokslus, motinystę, kelius verslus vienu metu, bet viso to nepadaryčiau be mano didžiausio pagalbininko dirbtinio intelekto, kuris su manimi kiekviename žingsnėje. Gyvename išties įdomiu laikotarpiu, kuris mums suteikia išskirtinių galimybių dirbti greičiau, efektyviau ir mėgautis gyvenimu.